Dujinio šildytuvo įjungimas. Rankenėlės kryptis turėtų būti pasukama rankenėlė ant dvejeto, ant 3, maždaug 19 laipsnių naktį ant 3. Taigi rankenėlę įspaudžiame, šitą rankenėlę įspaudžiame ir spaudžiame uždegimo mygtuką. Šitas yra uždegimo mygtukas, spaudžiame ir žiūrime, ar užsidega lemputė. Reikia tam tikrų kampų žiūrėti. Va, šią matau. Va, tam tikrų kampų pasižiūri ir matai, kad dega. Laikai spaudęs, kol pašyla truputėlį ir kokias 30 sekundžių ir tada galime atleisti. Viskas dega, atleidome. Jisai dega. Viskas ant 3 paliekame. Čia yra papildomas ventiliatorius šitam šildytuvui, bet jo nenaudoju. Nebent labai šalta vonioje būna, tai tada jį galima įjungti į kairę pastūmus, jisai įsijungia ir tada jisai pučia visame kemperyje. Bet aš jį dažniausiai laikau išjungtą, nes senas ir skleidžia kvapą. Tai va. Va taip va, ir čia sklinda šiluma tada. Kad išjungti šildytuvą dujinį, rankenėlę pasukti iki pabaigos, iki 0. Ir jis tada išsijungia, viskas nedega.